Labas, šiandien dalinuosi investavimo idėją, kaip investuoti į plačiai diversifikuotą krepšelį su jau atrinktom ekstra kokybiškom pasaulio kompanijom. Įsivaizduoju, kad mes turim MSCI World indeksą, kur yra 1500 top viso pasaulio verslų ir čia staiga mes turim dar ekstra kokybės kriterijus, per kuriuos perleidžiam 1500 kompanijų ir mums lieka 20%. Iš 1500 turim 20% likusių, tai yra 300 ekstra kokybiškų kompanijų, į kurias mes ir investuojam realiai vienu pirkimu už 65 eurus. Jeigu aktualu ir įdomu, spausk like, prenumeruok kanalą ir tokių temų pas mane bus daugiau. Tai šiandien pasikalbėsim apie MSCI World Quality indeksą, kuris ir seka tas 300 top kompanijų. Kaip jos yra atrenkamos, kodėl šitas indeksas yra toks nuostabus ir kaip bebūtų keista, apie jį labai mažai kas internete kalba. Tai palyginsim to pačiu su viena dažniausiai rutuliojamų temų investavimo pasaulyje S&P 500, pasižiūrėsim, ar šitas indeksas važiuoja geriau ir pelningiau, padarysim sprendimą, verta ar neverta investuoti. Kitas svarbus dalykas yra tas, kad visa tai, apie ką aš kalbu, tai nėra investavimo rekomendacija. Aš per edukaciją turiu tikslą perteikti tau žinias, kad tu galėtum padaryti savo asmeninį pasirinkimą, tau tinka ar netinka šitas fondas investavimui ir galėtum priimti tiesiog informuotą sprendimą. Beje, jeigu pirmą kartą pasijungi mano kanalą, tai labas, aš esu Justina ir mano tikslas yra padėti tau kuo paprasčiau suprasti visą investavimo pasaulį ir parodyti, kad mes neprivalom turėti aukštojo finansų ar bankininkystės investavimo išsilavinimo tam, kad galėtume investuoti ir turėti geresnę ateitį. Kviečiu žiūrėti, kviečiu domėtis, jeigu turi klausimų, palik juos komentaruose ir tikrai viską atsakysiu, parodysiu, kad vis dėlto tie, kas nori, tie supranta. Investavimas tai yra tiesiog ilgalaikis procesas, tai mes kartuojam tuos pačius veiksmus, atsidedam savo santaupas, kurios liko nuo atlyginimo, tam, kad ateityje turėtume geresnį gyvenimą. Beje, o ar žinai, kad Freedom 24 turi vasaros bonus pasiūlymą tiem, kas užsiregistravo nuo gegužės 1 dienos iki rugpjūčio 31 dienos, įsinešę tam tikrą sumą pinigų, gali gauti iki 20 akcijų dovanų. Akcijų vertė nuo $3 iki $800 vertės. Tai jeigu įdomu, nori pasipildyti ir sudalyvauti, visas bonus akcijos sąlygas rasi mano video aprašyme. Tai MSCI World Quality indeksas. Dalinuosi ekranu ir pasižiūrėkim, kuom jisai yra toks ypatingas. Paprastas MSCI World indeksas, jisai seka viso pasaulio kompanijas iš 23 išsivysčiusių šalių ir paima 1500 atrinktų įmonių. Tai Quality indeksas, jisai išfiltruoja 300 kompanijų, remintis High Return on Equity papildomų vertinimo kriterijum. Įmonė turi pasižymėti aukštų nuosavo kapitalo pelningumu, tada stabilia grąža savo pelno ir tuomet turi turėti low financial leverage, tai vadinasi, kad kompanija neturi turėti didelių ir aukštų finansinių įsipareigojimų. Žiūrėdami į šitą grafiką, kur Quality indeksas yra lyginamas šiaip su viso pasaulio indeksu, mes jau matom, kad čia šita mėlyna kreivė yra gerokai aukščiau. Fainas dalykas yra tas, kad mes turim 30 metų istorinius rezultatus, į kuriuos galima atsigręžti ir pažvelgti, darydami prielaidą, kad galbūt taip pat viskas važiuos ir ateinančius 30 metų. Tai čia, kaip visą laiką, yra svarbus tas disclaimeris, kad praeities rezultatai negarantuoja ateities perspektyvų, bet, kaip man sako, istorija mėgsta kartotis. Tai mes per 30 metų MSCI World Quality indeksas turi 11,88% metinį pelningumą. Ir jeigu pasižiūrėsim viso pasaulio indeksą, tai yra 8,32%. Matom, kad jeigu yra didelis kiekis top kompanijų, tai jeigu mes atrenkam top kokybiškas kompanijas, jau mes turim geresnį rezultatą, nors tas portfelis realiai yra mažiau diversifikuotas, nes turim tik 300 kompanijų. Dabar pavažiuojam dar žemyn, čia esu atsidariusi MSCI World Quality Fact Sheet, tai jį galima susirasti tiesiog į Google, susivedus visą šitą informaciją, MSCI World Quality Fact Sheet. Pačio indekso charakteristika lyginant kartu su viso pasaulio, tai čia kaip ir minėjau, ar ne? Na, yra realiai nepilnai 300 kompanijų, tai 298 kompanijos, tuo metu, kai pasauliniam indeksai yra 1464 kompanijos. Top 10 pasirinkimų, tai yra Nvidia, Microsoftas, Apple'as, Meta
Eli Lilly, Alphabet, Novo Nordisk, Broadcom, Alphabet ir Visa. Kokius sektorius pagrindė seka šitas indeksas, tai mes matysim, kad yra informacinės technologijos 35%, sveikata 17% ir visi kiti kuo mažiau. Industrials, communication services, consumer staples, financials ir panašiai. Kai pasižiūrėjom, tai yra 11,88% grąža per paskutinius 30 metų. Vidurkis toks, ar ne? Dabar prieš tai užsiminiau, kad labai dažnai linksniuojamas yra tas S&P 500 indeksas, top 500 Amerikos kompanijų, ne, labai koncentruotas regionas. Per paskutinius 30 metų S&P 500 generuoja 9,9% grąžą. Dabar ką mes galim padaryti, ar ne, tai tiesiog pasižiūrėti skaičiuoklėje, vis dėlto ar verta rinktis Ameriką, ar verta rinktis viso pasaulio pačias geriausias kompanijas. Ir jeigu mes ateisim į skaičiuoklę ir pradėsim nuo nulio ir pasirinksim tą pačią, kad ir viso pasaulio grąžą, ne, 8,32%, paimsim 30 metų, nežinau, kiek jum yra, bet jeigu mes turim 30 metų investavimo horizontą ir periodiškai nedidelėm sumom užsipirkinėjam viso pasaulio top kompanijas. Tikimės 8,32% grąžos ir investuojam, tarkim, apie 10% nuo standartinės lietuvio algos, kas yra apie 1300 pinigų į rankas. Tai vedu 130 eurų, kad mes atsidedam kiekvieną mėnesį ir kas metus pasididinam savo investuojamą sumą 3% tam, kad galėtume atsverti infliacijos žalą mūsų kapitalui. Spaudžiu Calculate, dabar tas rezultatas, kurį mes turėtume, tai būtų, kad mes įsinešam 74 000 pinigų ir mūsų Future Investment Value yra 275 000. Kas jau atrodo tikrai ganėtinai neblogai. Dabar, jeigu mes įsivesim S&P 500 grąžą per 30 paskutinių metų, pasižiūrėkim, ant kiek keičiasi tas rezultatas, tai mes kaip Future Investment Value iš viso ir turim 373 000 pinigų. Čia dažnai žmonės sako, ar ne, kad nėra didelis skirtumas, ar čia aš gausiu 8% metinę grąžą, ar aš gausiu 9, ar realiai aš gausiu 11,88. Tai va ta skaičiuoklė padeda iš tikrųjų susidaryti bendrą vaizdą, ant kiek sudėtinės palūkanos per ilgą laikotarpį mums padeda užsiauginti kapitalą. Čia yra rezultatas, ką mes turėtume, jeigu investuojame į S&P 500 ir dabar jeigu paimsim tai, ką generavo Quality kompanijos, tie 300 atrinktų ekstra kokybiškų vienetų, tai mes turėsim 500 000. 556 000 eurų jau yra kaip mūsų Future Investment Value. Tai mano akimis daugiau čia skaičiuoti nėra ką ir neverta, nebent galite ateiti į tą patį skaičiuotuvą ir susivesti tą sumą, kurią jūs periodiškai galvojate investuoti. Ir jeigu jau dabar investuojate į S&P 500, tiesiog paimkite ir pasilyginkite tą rezultatą, kurį galėtume turėti investuodami į top Quality pasaulinės kompanijas. Vienas svarbus dalykas yra tas, kad mes investuoti į patį indeksą, apie kurį dabar papasakau, negalim. Mums reikia atsirinkti ETF-ą, biržoje kotiruojamą fondą, kuris sektų būtent šitą indeksą. Kaip aš tą padarau, ateinu į justetf.com puslapį, kur mes galim tiesiog labai paprastai čia įsivesit Quality ir jums išmes kelis pasirinkimus fondų ETF-ų, kurie seka šitą indeksą. Aš jau išsirinkau X-Trackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF ir aš jį padėsiu čia į pirmą pasirinkimą. Ir kaip palyginimą paėmiau iShares Core MSCI World ETF, kuris seka MSCI World indeksą. Tai vadinasi, vienas X-Trackeriai investuoja į tuos 300 kompanijų praėjusių per kokybės kriterijus ir iShares investuoja į 1500 kompanijų išsiskaidžiusių per visą pasaulį. Tai galim pasižiūrėti bendrai į tą grafiką, ar ne? Jeigu paimsim maksimalų rezultatą, matysim, kad oranžinė kreivė, ar ne, kas yra X-Trackers, jinai yra aukščiau. Kai pasižiūrėjus mėlyną, tai yra viso pasaulio top pasirinkimas, jinai yra žemiau, vadinasi pelningumas jau akivaizdu, ar ne, kad X-Tracker ir tom mažesnio kiekio kompanijų jisai yra geresnis. Tada bazinė ir svarbiausia informacija apie šitus ETF-us, jeigu jūs norite investuoti ir renkatės, tai atsidarot ir galite pasilyginti. Koks yra fondo dydis, kas yra svarbu pasižiūrėti, dydis iš tikrųjų jisai tikrai turi reikšmės, bet kai mes turim ilgalaikius rezultatus ir mes turim top fondų
fondus ir Xtrackers ir iShares, kas yra BlackRock, ar ne, tai yra kaip fondų valytojai tikrai milžiniškos didžiulės kompanijos. Jeigu renkamės jas, tai tada žiūrim į tai, kas yra tikrai svarbu, tai yra Total Expense Ratio, kas yra tiek, kiek mes per metus turim sumokėti fondo valdytojui už tai, kad jisai valdo kapitalą valdydamas tos fondus. Tai pavyzdžiui, Xtrackeriuose yra 0,25% mokam per metus, tuo tarpu 0,20% mokam, jeigu investuojam į viso pasaulio kompanijas per iShares. Tai skirtumas tikrai nėra didžiulis, atsižvelgiant į tai, kad mūsų pelningumas realiai tikrai ženkliai daugiau skiriasi, jeigu renkamės 300 top kokybiškų kompanijų. Kas yra svarbu, tai yra volatilumas. Tai reiškia, jeigu mes investuojam netgi ir į pačias geriausias top pasaulinių kompanijų, tai nereiškia, kad jos nesusiduria su svyravimais. Ir kas yra volatility in 1 year, tai reiškia, ant 10% mūsų suinvestuota suma gali susvyroti į viršų ar į apačią. Tai tarkim, įsidėjot 1000 eurų, vadinasi, per paskutinius metus galėjot matyti, ar ne, kaip jūsų investicija pamažėjo 100 eurų arba padidėjo 100 eurų. Dėl to yra labai svarbu turėti ilgalaikę perspektyvą ir nesikoncentruoti į trumpalaikius rezultatus. Abudu fondai jie yra akumuliuojantis, vadinasi, dividendų neišmoka, tai čia jau nusiema tą galvos skausmą, kad reikia deklaruoti ir reikia mokėti mokesčius nuo jums išmokamų dividendų. Ir jeigu jūsų tikslas yra ilgalaikis investavimas ir lėšų kaupimas ateičiai, nu tai tikrai, kam sukti galvą ir mokėti mokesčius nuo dividendų, kai jūs galite visą tai atiduoti fondo valdytojui, jisai surenka iš įmonių dividendus ir juos reinvestuoja. Vadinasi, tą padaro už jūsų kapitalas tiesiog auga greičiau. Prieš nusprendžiant investuoti, visą laiką siūlau paimti ir patiems kritiškai įsivertinti, ar šitas fondas jums tinka ar netinka. Pasiskaitykit fact sheetą, tai per Just ETF galite visų fondų fact sheetų susirasti arba lygiai taip pačiai tiesiog įsivedus į Google ETF pavadinimą ir fact sheet gausit visą šitą informaciją. Top Holdings, tai reiškia iš viso kompanijų Xtrackerių fonde kokybės yra 296 ir tuo tarpu visas pasaulis investuoja 1467 kompanijas. Top 10 pasirinkimų, tai pirmų variantų mes turim Nvidia, kas užima didžiausią dalį šiuo metu. Tai šiaip viena iš tų kompanijų, kurios dažniausiai paskutiniu metu yra linksniuojamos ir naujienose ir apskritai stebina visus investuotojus, nes tokia milžiniška kompanija vis dar labai sparčiai auga ir jau praktiškai pasivijo Apple savo kapitalizaciją. Na tai čia pasižiūrim visas tas kompanijas, kurios yra kaip top 10 pasirinkimų fondai ir užima didžiausią dalį. Pasiskirstimas per šalis, tai mes turim, kad Amerikoje vis dėlto yra didžioji dalis tų kompanijų, tai 68,20% investicijos keliauja į Ameriką, tada mes turim Šveicariją 5%, Angliją 4,68%, Nyderlandai 2,5% ir kitos papildomai šalys sudaro beveik 20% jūsų investuotos sumos. Tai jūsų investuotų suma nukeliauja dar 20% į kitas šalis. Sektoriai, tai mes turim 32% šitų kokybiškiausių kompanijų yra technologijų kompanijos. Tada mes turim Consumer Discretionary, Healthcare, Industrials ir kitus sektorius. Dabar čia, kur mes turim Returns Overview, tai YTD, Year to Date, tai yra tas rezultatas, kurį sugeneravo šitas fondas nuo metų pradžios. Tai jeigu investuojame į 300 kompanijų, turim 18%, visas pasaulis generavo 14%. Kas yra svarbu pasižiūrėti į rizikos vertinimą, tai kalbėjom apie volatilumą prieš tai, kad tai yra 10% per paskutinius metus galėtų susvyruoti šitos investicijos. Dabar koks yra maksimalus kritimas žemyn per paskutinius 5 metus, tai yra minus 32,57%. Bet jeigu pasižiūrėsite į top 300 kompanijų, jos nukrito mažiau negu kad 1500 kompanijų, kurios atrodo būtų galbūt logiškiau investuoti, jeigu norim paskaidyti riziką, bet vis dėlto, kadangi mes imam koncentruotai pačius geriausius pasirinkimus, tai mes turim ir mažesnį pakritimą žemyn. Vadinasi, kaip bebūtų keista, tai turim aukštesnį pelningumą ir susiduriam su mažiau rizikos. Dabar kaip man susirasti tą ETF ir kaip man jį investuoti. Just ETF puslapyje matysit atskiras viso pasaulio biržas, arba bent jau tas biržas, kur galit susirasti šitą ETF ir matysit tikerius. Turėdami šitą tikerį, šiuo atveju yra XDEQ,
jūs galite paimti ir susivesti į paieškos langelį per savo vertybinių popierių sąskaitą ir paimti suinvestuoti. Jeigu jūs naudojat licencijuotą ir normalų brokerį, kuris duoda jums prieigą prie ES kotiruojamų fondų, tai tikrai rasit šitą ETF-ą. Aš pati naudojusi Freedom24 platformą, tai aš dabar ją atsidarysiu ir nusipirksiu būtent 2 vienetus šito ETF-o, nes aš tikrai matau didžiulę prasmę periodiškai dabar investuoti ir visiškai nebesukti galvos ir man tenais reikia atsirinkinėti kokybiškiausias kompanijas ar ne. 11,88% metinė grąža per ilgą periodą mane tikrai tenkina, tai aš čia matau labai didelę perspektyvą tiesiog sutaupyti papildomai laiko ir turėti tai kaip core bazę savo portfelio. Kas yra core dalis, tai jeigu dar nežinai core satellite strategijos, gali pasižiūrėti mano šitą video, kur apie viską plačiai papasakoju. Esmė yra tai, kad mes turim didžiąją dalį savo investicijų pakankamai saugiai ir plačiai išdiversifikuotų ir jau tada galim papildomai atlipdyti satelitiniam pozicijom, kurios susiduria su didesnė rizika, bet tuo metu mes galim generuoti didesnę grąžą. Jeigu tu dar neturi Freedom24 paskyros, tai pas mane po video apačioje rasi registracijos nuorodą, užsiregistruok, gausi papildomus bonusus ir realiai per 15 minučių galėsi paimti ir suinvestuoti į top 300 pasaulinių pasirinkimų. Ką mes darom, ateinam į prekybą ir čia įsivedam XDEQ tikerį. Spaudžiam ant jo, ką darom? Labai paprastai, kur žalia, ar ne, tai jau reiškia, kad mus nukreipinėja link veiksmo, tai mes turim investuoti, spaudžiu investuoti ir aš planuoju nusipirkti, dabar nusipirksiu 2 vienetus. Įsivedam 2 ir tiesiog labai paprastai spaudžiam pateikti užsakymą. Tai dabar, kadangi aš filmuoju sekmadienį, realiai mano užsakymas neįvyks, bet rytoj, kai tik birža atsidarys, aš gausiu pranešimą, kad mano užsakymas buvo įvykdytas ir aš jau savo portfelyje turiu 300 top geriausių, kokybiškiausių viso pasaulio pasirinkimų. Spaudžiu patvirtinti pirkimą ir valio. Tai buvo ant tiek paprasta. Dabar, jeigu tu nori tęsti toliau su edukacija, kviečiu pasižiūrėti mano šitą video, kur aš kartu su tavim pereisiu per 15 minučių registracijos procesą, kaip atsidaryti vertybinių popierių brokerio sąskaitą be klaidų, kaip užsipildyti V8 bent formą, kuri apmokestins tavo dividendus, jeigu investuosi į tokias kompanijas, tik 15%, ne 30%. Dėl ko dažnai žmonės kreipiasi ir klausia, tai kodėl čia buvo 30%.